Aš labai daug pasakoju apie protingą darbą, apie medžiagų parinkimą, apie nagų analizę. Kodėl aš tai darau? Nes vienos bazės, kuri tiktų visiems, nėra. Čia tas pats, kai vienas kremas netinka visiems, taip, kiekvienam odos tipui. Kai mes ateiname, pavyzdžiui, į parduotuvę ir norime nusipirkti kažkokio kremo, ko mūsų paklausia, koks pas jūs odos tipas. Ir pagal tai mums duoda produktą, kuriame mums reikia. Tai nagai yra taip pat skirtingi. Nagai gali būti ploni, vidutinio storio, stori ir nuo to priklausys, jie bus sausesni ar jie bus drėgnesni. Ir nuo to priklauso, kokį bazę, kokį produktą mes turėtume padengti ant tokių nagų. Taigi, kaip matote, vienos bazės tikrai neužtenka tam, kad ta dirbtinė medžiaga laikytųsi pas visus klientus taip pat vienodai. Dėl to per visus savo mokymus aš labai daug kalbu apie protingą darbą, apie tai, kaip parinkti produktus, nes tik taip aš galiu išauginti iš specialistų aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie dirbs saugiai ir protingai.